man tu neįdėsi, ne? Nu, žinai, nepradėkime, Aš neturiu draugų. Viską turiu pats pasidaryti. O! Dabar tai bus... Aš bandžiau užpilt vakar ir negerai. Čia jogurtas ne tik. Dėl man atnešiai. Liudelį ten, man net neįdedi. O tu kivių prisivalgysi. Tai žinau, kad kivių daug, prisimti kivių būna, kad... Viduris paleidžia. Piškėlį atlaisvina. Tai gal gerai. Nu, dabar kol kas gerai. Stabilizuoti. Kol nesam ant ledyno, bet ant ledynas spėjau bus nelabai fainai. Šiandien vaišių nevalgysiu, bet taip gerai atrodo. Nu jo, braškės biskutį papuvusios. Nu, imam geriau treštis. Čia apskritai, toj Čilėj, šitoj daly nelabai yra vaisių daržovių toks. Čia gal pas jūs neauga niekas. Tai reikia naudotis progą. Vitaminų. Šiandien mažai žmonių. Žmonių mažai, bet vis tiek įsirinki blogiausią stalą. O gal eina ant saulutės? Ant saulės šviežiai, reikia? Šilta, gera. Braškės tokios plastmasinės. Kiviai labai skanus. Braškės kaip ir nieko. Nori braškių? Aš nelabai mėgstu. Neapgausi. Gerai, kavytės ir važiuojam. Žodžiu, aš nekukliai čia. Normaliai pavalgyčiau, pasiėmiau ir šaukštą pagrindinį. Bet gal einu atiduosiu. Iš kuklumo nenumirsi. O, draugelis ateina. Turim čia ir nedraugiško šalies atstovą vieną, su visais užrašais ir įrašais. Tikiuosi, kad nebus reikalų. Gal reikia galvą praskambinti? Gal reikia. To that truck there and toss them in. Blema, šiandien pasportavom, grįžtu, karšto vandens nėra. O nėriui maudytis po šaltų vandeniu, nelimpa toks dalykas. O man juoka, linksma, gerai. Dar taip seniai nedūsavau.
Ir dar atėjo ta prižiūrėtoja, kur kambolius valo, nežinau, ką pagalvojo. Žmogus bando išgyventi. Man tai buvo pats tas. Ne, man nepatiko. Aš tikiuosi, kad Antarktidai bus karšto vandens. Karšto vandens, kol pasiekti. Ne, savo. Labai buvo blogai. Gerai, išgyvensim gal kažkaip. Ką, iškraunam lagaminus? Give me. I have hand. It's okay. Hey, what's up? Na. Carrying it. Tik norėčiau savo atsirinkti. Va, man. Okay. Viskas. That's it? That's it. All right. No problem. Thank you guys. Thank you. Sweet. So this is this whole area. This is like one of the storage areas. Why, check in. Ką, priduosim visus savo bagažus ir atgausim tik Antarktidą jau. Nu, atvykom į Alę. Antarctic Logistic Expedition ir kiek bagažo visur matosi, tai čia jau yra pridavimas į lėktuvus ir atsisveikinsim ilgam iki rytojaus, tikiuosi. Ir visas šitas skris kartu su mumis ir čia toksai yra kaip oro uosto čekinas. O mes jau rytoj tik tai su rankiniu bagažu kažkurio metu važiuosim į oro uostą. Tai tokia procedūra vyksta. Pridavimo pasvers, viską patikrins čia, ar saugu, ar nėra baterijų ir panašiai. Taip ir bet kuriuose lėktuvuose čia viskas pats vyksta. Tik tai čia va šitam visam angare jau. Nes toksai vos ne privatu šitas skrydis vyksta. Prezidentinis parašas. Tikrai, ką nors įsidėjo, dabar bijo prisipažinti. Reikia patvirtinti, ar nesivežam šitų daiktų vienokią ar kitokią formą, nes čia patikra. Mano iš viso tik 30 kg bendrai. That's your bag? Yeah, that's my bag. How many bags do you want? Two. Labai įsigandęs, kad Justas kažką prisidėjo tikrai. Nes taip žiūrėjau į tą sąrašą įsigandęs. Jo, žiūrėjau gal. Which one is your second bag? Šitas varstiklės nepakėlas. 21. Kaip čia gausi 20-31 kilas. 32 grubai, ne? Dar maistas dasidės. Nu, maisto duos dar. Nebus ką veikti. Veiksim. Praktiškai kokių 40 kilų. And this is your souvenir. Atėjom į briefingą. Ale. Čia ta kompanija, kur viską organizuoja, visus skrydžius. Toksai nedidelis furšetas nusimato. Tai čia papasakos viską apie Antarktidos ekspediciją, tai kas galima, kas negalima, kažkokius techninius visokius dalykus duos valgyt. Duos pavalgyt, kas labai mums džiugina. Žodžiu, praeisim visą instruktažą, kas, kur ir kaip, nes jau ten nuvykus nėra tokių gerų sąlygų. Ir laukiam dabar, čia sujungs visos komandos, ne tik mūsų, bet visi, kurie dabar skris su mumis rytoj. Įvairių kompanijų, organizacijų ir ne tik tie, kurie lips, bet ir tie, kurie ten važiuoja kitais tikslais, nes kai kas su lėktuvais skraidžius, kai kas su motociklais ten važiuos, mokslininkai kažkokie, žodžiu, didelė grupė žmonių. Sako, kad nuo 15 iki 18 žmonių čia vienu skrydžiu turėtų skristi. Tai mūsų vienas dar komandos narys iš Londono Podaras dar neatgavo savo lagaminų, bet jau šypsosi, nesakė pakeliui. Tai
Tai smagu už jį labai. All of the people here, with the exception of one guy company, are going to Vincent. Some of them have Turim briefingą dabar. and doing combos Supažindins, kaip elgtis ir kaip nesielgti. degree, and with some of the guests that are already down there. And then the rest are going off to Vincent. There's a lead with TJ. There's Madison with Benny. There's Kobler with Nicholas. And Mountain Professionals, the guides are already down there. Antarctica, the planet's highest, windiest, driest and coldest continent. 90% of the world's ice is here. In some places it's 4 kilometers thick. There's giant active volcanoes, enormous subglacial lakes, and rocks over 4 billion years old. There are research stations from over 40 different countries, and it's home to an international community of scientists, amazingly experienced private operator in the interior of Antarctica. For over 30 years, we've carried thousands of passengers, and truly occurring blue ice is good enough for large aircraft to land on, and they can supply the camp. It's also the perfect staging point for expeditions to Mount Vinson, the South Pole, Gould Bay, and the vast range of mountains that dominate the horizon. And this is a very short You don't plan to come again? Yeah, Maybe. maybe. Tai ką tik turėjom briefingą, visą pristatymą apie Antarktidą. Justas labai susimąstęs, įsigalinęs. Turi žodžių iš viso to, ką pamatė. Bet bendra esmė, aišku, pirmiausia, organizacinės visos taisyklės dėl rytojaus išvykimo, kad nevėluot, viską pasiimti, kaip bagažas, nieko nepalikti. Iš principo, čia tokia sudėtingesnė tvarka, nors vykstam iš oro uostą, bet vis tiek reikės net oro uostą perėjus, sėsti į autobusą, važiuoti iki lėktuvo, 10-15 minučių, o paskui nuskridus ir įsiklėdavus. Jo, bet čia įdomu visai pavyzdžiui, aš kažkaip galvoju, kad mes vystam su kažkokiu kariniu lėktuvu, bet iš tikrųjų Boeingas 737, man atrodo, leis San Levino, o po to į bazinės stovyklą jau skrisime su to mažučiu, kur susliščiu. Jo, matysim, kuri čia ta tikroji versija bus, bet pačios stovyklos iš įdomios. Jo, nuo sporto salė įrengta, nuo netgi vis tiek bombratoriai, pasirinkto traktorius, kurie ten stumdo sniegą, veža žmonės automobilį, netgi remonto dirbtuvės yra padarytos. Tualetai, tu matysi viską vietą iš tikrųjų, bet Šiaip jo, atrodo įspūdingai iš tų skaidrių. Ir tas taisyklės visos, kad iš tikrųjų švara ir antras dalykas, saugumas. Saugumas, visur vėliavėlės sumisėtos, kur leidės, tiek lėktuvai leidžiasi dideli, į tą Union Glacier, tą vadinamą, tą ledyną, tai jau tikrai matyti dėl saugumo viskas, ne šiaip sau, bet yra net ir dviračiais, plačiomis padangomis gali pavažinėti. Bet man atrodo, kad mes iš principo dabar, man atrodo, bus, kad mes nusileidžiam ir jie planuoja, kad mes kuo greičiau skristumės su tomu sekančiu mažu lėktuvėliu į bazinę stovyklą Vinsoną. Jo, nes ten neužtrukti, nebent bus labai prastas oras, tai tada turės vieną dieną tam ant to ledyną nakvoti. O po to, kai jau sulipsim viršūnę, nusileiksim, manau, kad truputėlį kokias nesmaugų skrydžio ten praleisim. Tai tada gal plačiau praeksplodinti. Tas geras buvo, kaip sakė, viską pasisėkit ir prisiriškit prie savęs, nes kai išlipsit gali vėjas nudėti savo daiktus arba jūs pačius. Paskutiniai pasikrapštymai. Ką susikraunam paskutinius daiktus. Ir einam į lėktuvą, jeigu niekas nepasikeis. Tikiuosi jaudinės. Baisiai esu susijaudinęs. Ne, iš tikrųjų faina, nulaukti, buvo žinai, 3 vados. Kol kas tokiom varom duobėm, bet vis tiek Viskas ten, kur reikia. Įrėmės į priekį. Ten, kur reikia. Link tikslo. Taip dar net niekur ir nesustojom, rimtai Šiaip neuždirbom. taip, nu. Šiaip taip. Piu, 3 kartų per kairį petį. Ai, beje, mes jau pasakojom savo nuotykius su vandens pramogomis kambaryje. Papasakosim bairį dabar, žodžiu, buvo. O buvo taip. Vakar pasportavom ir po sporto atėjau praustis ir galvoju, kad reikia įsiskalbti drabužius. Tai, žodžiu, atvariau šičia, užsimerkiu drabužius, bandau užsimerkti drabužius, atsuku vandenį, o jis nebėga.
Ir palikau atsuktą tą vandenį, nes nebėga. Karštas vanduo nebėga. Karštas vanduo nebėga. Ateinu maudytis. Iš pradžių nežinojau, kad karšto nebėra. Aš galvojau, kad tiesiog nėra vandens, nes buvau pasukęs ant karšto. Aš ateinu maudytis, šoku į dušą, atsisuku. Nu, blemba, tik šaltas vanduo bėga. Į vieną pusę pasukus bėga, į kitą nebėga. Nusimaužiu čia po to šaltų vandeniu. Iššokau visas, taip sunkiai kvepuojantis, nes... Nu, nešalta man, aš nemėgstu šalto vandens. Bet kraną palikau atsuktą. Ir išeinam mes į miestą, į Ale kompaniją einam. Tvarkomės ten visus reikalus, organizacinius bagažą pridavinėjom. Faina, viskas gerai. Ateinam. Žiūriu, laukiu išpakuotas mano. Čia ant žemės mėtosi visi mūsų daiktai išpakuoti. Eini ant žemės ir banguoja po apačią vakojom, čia parketas visas. Užpuolėm tos žmonės, kur tvarko. Sakom, ką jūs čia padarėt, jūs čia išdraskėt viską. Tai jie sako, potvynis buvo. Žodžiu, tas visas vanduo iš kriauklės, kai pradėjo tas vanduo bėgti, nes jis atsirado, jisai užkimšo mano drabužiai kriauklę. Ir tada jisai čia per viršų pradėjo bėgti ir bėgo ir žmonės tada tik pamatė, kai 5 aukštą pradėjo skandinti. Aš kaip spėju, pamatė tikriausiai žmonės pirmo vietą iš apačių. Taip, 5 aukštą kai pradėjom skandinti. Tai nežinau, kaip baigsis dabar. Iš tikrųjų, eisim atiduoti kartelės ir sužinosim, gal mūsų niekur neišleis. Kvietė į receptioną jau nuo vakar, bet aš neateinu. Su policija gal varysim. Viskas. Išvykstame. Tikiuosi, kai vėl čia grįšim, jeigu čia grįšim, bus viskas kitaip. Būsim pabaigę savo ekspediciją. Einam į busą ir vykstam į kelionę. Biškė toks jauduliukas jaučiasi. Hello. Šauk. Nu, viską atiduosim jau dabar į lėktuvą, o patys eisim su rankiniu bagažu į autobusą ir važiuosim iki mūsų lėktuvo, jisai čia ne pačiam šitam oro uoste. I confirm, yes. Take baggage. This one? Yes, thank you. Right. Very light. Aba. Okay, she's good. Huh? Here's your boarding pass. Gracias. Second floor for security, gate 1. Gracias. Thank you. Good. Per vartus išeina. Viską atiduodam. Ir grįšim, tikiuosi, laimingesni. Gracias. Thank you. Kylam. Labai norėsiu pamatyti. Pas mus Vilniuje nuslysta nuo tako, nevalyti. O čia nuo ledo turi nenuslysti. Ledo leidžia. Gal jie asfaltą patiesė ant ledo? Ežiukus. Aišku, tada įdomu, kaip asfaltą ten nugabeno. Man čia žmona klausia, gal sako, bus padangos su grandinėm. Jau pirminį lėktuvą. Ką, ruošęs? Taip, Varom! visada pasiruošęs. Good morning, hello. Uhu. Aha. Čia jisai kaip krovininį biškį išnaudoja, man atrodo. Free seating. Sit
wherever you like. Hi, hello. Hi. Gerai, sėdam čia. Tada langą. Baigė sulaipinti visus į lėktuvą. Lėktuvas jau visi sulipo, kiek dabar girdim. Ir toj ta istorinė akimirka prasidės. Mūsų gidas Benis. Geras bičias. Atrodo. Įsibėgėsim. Ir štai ir viskas. Atsispyrėm. Pirmyn. Patį pasaulio kraštą. Bent angau. Pirmasis šleifas su salom ir užšalusio vandens skydu. Wow. Kažkoks kosmos. Atrodo, kad ne vieta žemėje. Čia bus gražu. Skrendu į Antarktidą ir žiūriu vienas namuose. Geras tripas. Tuoj nusileisim. Liko. Lėktuvė nejuokingas sujudimas. Visi nusirenginėja, apsirenginėja. Žodžiu, ruošiamės lipti iš lėktuvo. Liko pusę valandos iki pabaigos, tai dabar iš civilinių drabužių visi peršoka į antarktidinius drabužius, nes, sako, nėra labai šalta, bet labai didelis vėjas šiandien. Visada didelis vėjas, sakė. Tai, žodžiu, kad nenupūstų nuo lėktuvo, turėsim viską susiraišyti, susikaišyti, susidėlioti. Ir svarbiausia, kad nuogų vietų, sako, nebūtų, nes šiaip labai trumpai dabar būsim, tik išlipsim greitai, susiskirstom į grupės ir einam į automobilius, tos sniego ar kažkokius kitokius. Važiuosime į pagrindinę stovyklą. Šalčio karalystė. Negali čia būti, kaip čia galima nusileisti? Eik savo. Eik savo. Slidės gal įsitraukia. Eina. Eik tu savo. Eik savo. Ką mes Antarktidoj? Nuotykiai prasideda. Ladies and gentlemen, welcome to Antarctica. Na va, atvažiavom į oro uostą. Tokio dar nematė. Stovi kelios mašinos, kuro bačkos. Pristumiamas trapas su traktorium. Va, keli traktoriukai valymui. Džipas atvažiavo, viršininkas. Jo, truputėlį konteineriai
bagažą iškrauti. Viskas, nieko daugiau nereikia. Žmonės prisigalvoja visokių nesąmonių.